Iš tikrųjų, kaip manęs prašė apie ką pakalbėti, tai buvo tokia viena kita minčių apie big idėją, kaip ten daryti, bet sako, papasako, kaip tu ten darai, kaip atsiradai ir ką veiki. Tai aš iš tikrųjų ir noriu papasakoti apie tai, kaip mano supratimu socialiniai tinklai realiai keičia politiką. Ne teoriškai, bet realiai. Ir kaip realiai yra daroma įtaka iš žmonių, kurie nedalyvauja politikoje. Ir tiesą sakant, save pasistengsiu negailestingai pateikti kaip pavyzdį, kaip mane tai keičia. Nes viena vertus turiu privalumą, kad galiu šnekėti apie save, kita vertus turiu trūkumą, nes kartais galbūt ką nors linksmo ir juokingo apie kitus politikus parodyčiau, bet dabar negražu bus, tai nerodysiu. Iš tikrųjų pasistengsiu save negailestingai kaip pavyzdį pateikti ir jeigu bus klausimų, kokį nors irgi tikrai esu pakankamai drąsus, kad ir apie savo ir komunikacijos ir kitus trūkumus šnekėti. Pranešimo tema buvo nuo vakarienės receptų iki įstatymų projektų, politiko patirtis socialiniuose tinkluose. Tai aš kažkaip ir dėjau tas nuotraukas iš savo Facebooko apie pietų receptą šitoje vietoje ir apie įstatymų projektą realiai viskas paimta. Ir iš tiesų tas spektras pas mane yra labai didelis ir galbūt nenoriu aš čia analizės daryti apie ką rašau ir kodėl rašau ir kas iš to gaunasi, bet iš tiesų apie tai, kokią realią įtaką ir pokytį daro socialiniai tinklai. Prieš perinant prie kitų dalykų noriu paklausti, o kas turit politikų drauguose Facebook'e, tarkim, arba sekat? Dauguma, ne? Yra tokių, kurie neturit? Yra. Gerai. Jums gal įdomiausia bus. Ar yra tokių, kurie turi daugiau negu vienas? Spėjau, kas turi, tai daugiau, ar ne? Malonu. Ar yra, kas mane turit? O, sveiki, dalį pažįstu iš veido, dalies ne. Dabar pasakykit man irgi, kad orientuočiausi, kaip jums atrodo, pasakykit, ar daugumos politikų profiliai yra įdomus? Kam atrodo, kad daugumos įdomus? Man irgi atrodo, kad neįdomus daugumos. Man savo paties įdomus ir dar keli. Bet daugumos tikrai ne. Bet klausykit, taip atsitinka, kad neįdomus, bet dėl kažkokių priežasčių vis tiek sekat, ar ne? Yra kas neseka, aišku, bet didžiai masė, kažkodėl vis tiek sekat, ar ne? Ir kur čia per magiją yra? Kažkas tokio veikia. Matyt, politika vis tiek rūpi, kažkokią gal įtaką galvojat padaryti, kažką sužinoti, nors ir neįdomu, lyg ir lūkestis, kad būtų įdomu. Politikai, ką veikia socialiniuose tinkluose, irgi klausimas. Lyg ir tiesiog tokia propaganda, agitacija varo, lyg ir kažką bando komunikuoti, bet aš iš tiesų už to užsikabinti labai noriu, kad tikrai jaučiau, kad toks ir bus atsakymas, kad daugelis turi politikų drauguose, bet daugeliui nebūtinai įdomus tie profiliai. Ir man atrodo apskritai, kiek žmogus turi domėtis politika, kai kyla klausimas, ar tikrai turi domėtis politika. Labai džiaugiuosi, kad politika nedominuoja loginė čia. Tai man atrodo, aš tokį testą turiu, tiek pat turiu domėtis kaip ir skelbimo milteliais arba koinėmis. Nebūtinai mes turim būti ekspertai, ar ne, kaip ten koinės numėgstus arba skelbimo milteliai pagaminti, bet labai gerai būtų, kai ateini į parduotuvę ir matai produktą, matai kainą, būti neapgautam. Ar ne? Kad jeigu perki pigų produktą, kad iš tikrųjų nepaaiškėtų, kai parsineši namo, kad ten yra už netokį mato vienetą, ar ne? Arba jeigu perki ten ekologišką, kad nepaaiškėtų, kad ten yra 5% ekologiškų ingredientų, 95% kažkokių kitų. Arba jeigu perki efektyvų, kad nepaaiškėtų, kad tas efektyvumas yra tik kažkokiam segmente, kuris netoks, ar ne? Iš esmės, man atrodo, kad politikos normaliam, eiliniam žmogui, kuris uždirba duoną savo, ten savo šeimai, irgi yra tas pats, ar ne? Reikia domėtis tiek, kad tavęs neapmautų per rinkimus. Kad nesirinktum to, ko iš tikrųjų nepasirinkė, ne? Kad negalvotum, kad imi vieną, o paimi kitą. Tai man atrodo, kad aš taip darau prielaidą, gal jūs kitaip atsakytumėt, kad dėl ko žmonės seka politikus vis dėlto, nors neįdomu. Dėl to, kad iš tikrųjų tokį standartą ir taiko. Gerai būtų pažiūrėti vis dėlto, kas ten vyksta. Dabar, kodėl politikai atsiranda socialiniuose tinkluose? Man atrodo, kad atsiranda dėl labai skirtingų priežasčių. Ir aš savo pasirašiau irgi kelias tokias priežastis. Tai aišku, vieni atsiranda dėl to, kad propagandos skleidimo mašina, kiti atsiranda dėl ekshibicionizmo tam tikrų dalykų, dėl susireikšminimo ir manimo, kad reikia viską dokumentuoti, tiksliai kas įvyko, nes tai labai svarbu, kur aš nuvykau, į kokią konferenciją ir kam ranką paspaudžiau, ar ten dar ką nors. Yra dėl bendravimo poreikio, nes politikai irgi žmonės ir netgi labiau statistiškai bendrauti mėgsta. Dėl pozicijos paaiškinimo, ar ne, kad pasiaiškinti, padetalizuoti kaip, kas, kodėl. Dėl pomėgio rašyti apskritai. Yra tokių, kur net patarėjai liepia
man tada nemaža dalis dalyvauja todėl, nes sakė, kad visi dalyvauja ir tu turėjai būti ir netgi padarysim už tave kažką. Ir man atrodo, jeigu mes tas priežastis išskirtumėm, tai labai matytųsi kiekvieno konkretaus politiko profilyje, kodėl jisai dalyvauja, dėl kurios iš tų priežasčių. Ir aš prieisiu prie to, kodėl aš dalyvauju, bet iš tiesų dėl labai skirtingų priežasčių politikai dalyvauja. Aš pats noriu pasakyti, kaip aš atsiradau socialiniuose tinkluose ir iš tikrųjų tas atsiradimas mano yra grynai dėl vidinio nepasitenkinimo ir psichologinių problemų sprendimo. Tai turiu pripažinti tokį dalyką. Kaip taip atsitiko? Tai pirmiausia, turiu pasakyti, kad man nelabai patinka politika, arba nelabai patiko politika, tiksliau būtų. Ir nelabai patiko politika dėl to, kad nors esu teisininkas pagal išsilavinimą, bet labiausiai man ekonomika patinka iš disciplinų. Ir aš visą laiką matau tas skirtingas kryptis, ne? Politika į vieną pusę, ekonomika į kitą pusę. Ir matau labai aiškiai tendenciją, kodėl taip yra ir kodėl tai yra neatsitiktinumas, o tai yra dėsninga. Ir dėsningumas yra labai paprastame dalyke. Klausimas, kodėl bendrabučio kambariai paprastai neatrodo tokie tvarkingai kaip nuosavi butai. Todėl, kad bendrabučio kambariai yra gaunami 4 metams maksimum, ar ne? Ir tu jų neparduodi paskui. Butai yra gaunami, negaunami, įsigyjami ilgam ir tu jų kai parduodi, kitas vertina. Tai iš esmės politikai elgiasi, arba visos yra motyvacijos elgtis taip, kaip studentui bendrabučio kambariai. Aš pagyvensiu 4 metus, o po to kažkas bus, ne? Kažkas kitas. Tai reiškia, reikia išeikvoti tą, kas ten įmanoma, pasiimti, ar ne? Ir tik tai tokios moralinės kažkokios vertybės, padorumas, ten kitų gėdinimas ar kiti dalykai yra tie išoriniai objektyvūs veiksniai, kurie stabdo. Tai dėl to man nepatiko politika, man iš tikrųjų nelabai patiko ir viešumas, nes viešume žmogaus savybės iš tikrųjų išsikreipia, ypač politikų savybės, staiga žmogus, kuris yra šiaip tiesiog žmogus, jo blogos savybės išdidėja, jo geros savybės išdidėja, staiga žmonės alpsta dėl to, oi kaip fainas, ar ne, nors iš tikrųjų esi normalus žmogus, dėl kiti alpsta, oi kaip baisus, ten žvėris, nors irgi yra normalus žmogus, viskas išdidėja ir nebegali taip irgi taip žmogiškai lyg ir jaustis visose prasmėse. Ir galiu dar pridėti, kad netgi socialiniai tinklai man nepatiko, nes kai, pavyzdžiui, Facebookas tik tai atsirado, dar pačioje pradžioje Lietuvoje labai nedaug kas naudoja, ten iš užsieniečių draugų sako, va, kaip kietai, ten prisijungiau, pabandžiau, sakau, visiškai nesąmonė. Kaip taip galima, ar ne? Asmeninio bendravimo įrankis, kuris iš karto išviešina viską. Tai kažkokia nesąmonė, kaip pagalvojam, ar ne? Kas per asmeninis bendravimas lygiai skirtas asmeniniam bendravimui, kuris išviešina. Ypač jeigu dalyvauja viešam gyvenime arba ten miksas yra ir dėl to nieko nedalyvavau. Dabar kaip vis dėlto nuėjau, tai nepaisant to, tai iš tikrųjų, kai tapau ministru, susidūriau su viena labai problema, savo psichologinė rimta problema. O tai vadinasi taip, kad aš dalyvauju kolektyvinio sprendimo priėmime, ar ne, vyriausybėje 15 žmonių ir būna taip, kad tu ten mušiesi, aiškinėsi, ten laiką skiri, ten daugybę ir energijos, kažką tai įrodyti, ar ne, išsikeli savo tikslą, ar ne, ten pasiekti kažką 100%, pasieki 60% ir tai objektyviai žiūrint ne taip ir blogai, o paskui grįžti namo, ne namo, į savo darbo vietą, atsidarai tenai Delfi arba Rytą ir pamatai, kaip tu gauni malkų už tai, kaip jūs visi ten žvėris tą ir tą padarė. Ir gauni malkų būtent už tai, ko tu nedarei, arba netgi dėl priešingų dalykų. Negi tave už vieną ir gauni malkų, kodėl tu nepadarei to. Ne? Tai yra uždaros virtuvės ir viešo gyvenimo tokia disproporcija. Lygiai tas pats. Tas yra, bent jau mane tai iš proto varė. Aš pusę metų, tiesą sakant, labai blogai jaučiausi, būtent šituo aspektu. Nežinau, ką daryti. Tada prisiminiau, kad yra toks geras dalykas kaip išpažinties institutas, įskaitant ir viešos išpažinties, kur galima iš tikrųjų pasipasakoti, ką tu bandėjai, kas pavyko, kas nepavyko, kaip tą daryti, ar ne? Ir tada pradėjau rašyti blogą. Ir tiesą sakant, buvo labai gerai suveikę, galbūt gana populiarus tapo irgi dėl tų pačių priežasčių, nes iš tikrųjų naudojau tai kaip išpažinti. Sakiau, bandžiau tą, pavyko, nepavyko, visus dalykus ten su kitais ten taip įsišnekėjom, tas tą pasakė, tas aną pasakė, irgi padarumo ribose, bet ne visus ten plėtkus išnešinėdavo, bet vis dėlto daug ir tas šiek tiek buvo įdomu. Paskui pasirodo, kad Google Plusas išsprendė tos dalykus, kurie man labiausiai nepatiko Facebook'e, ar ne, su tais visais ratais. Daugelis gal nesat Google Plus'e, nežinau, kas esat Google Plus'e. O, nemažai. Tai išsprendė tos dalykus, kurie iki šiol geriau negu Facebook'e tenai yra ir tada atėjau Facebook'ą,
paskui kažkas sukūrė mano Facebook'o, tiksliau dabar jau žinau, kas sukūrė mano Facebook'o puslapį, tada sakau, jeigu sukūrė tą Facebook'o puslapį, tai atiduokit į man administruoti, tai tada geranoriškai atidavė, tada profilis ir tada staiga paskui kažkaip taip atsitiko, kad jau visi tie socialiniai tinklai, Rokiškis Rabinovičius mane išrinko interneto prezidentu ir tas labai smagu, bet iš tikrųjų nuo to, kad man visiškai nepatiko nei politika, nei viešumas, nei socialiniai tinklai, staiga taip atsitiko, kad aš ir politikoje, ir labai viešas, ir labai aktyviai dalyvauju socialinius tinklus ir man tikrai didelė garbė, kad organizatoriai čia pakvietė tarsi kaip gerai komunikuojantį pakviesti. Nu, taip, ačiū už vertinimą, labai smagu. Tai dabar priėjom prie to, kad socialiniai tinklai. Čia yra nuotrauka iš mano ataskaitos, kai buvo ministras paskutinis puslapis. Ir čia įdėjau dėl to, iš esmės, kad iš karto iliustruočiau, koks pokytis yra žmogaus, kai pradeda dalyvauti socialinius tinkluose. Pradedant nuo to, kad yra nuorodas į socialinius tinklus, čia dabar daugiau yra, ar ne, kad rašykit, kreipkitės, ten dalyvausim, ar ne, ir tuo metu jau kokius 1,5 metų ar 2 metus labai iš tikrųjų aktyviai atsakinėdavo, ten G+'e būdavo labai populiarūs klausimai, čia tikrai Šimašius rašo, kas čia rašo, ar ne, vienas dalykas, o kitas dalykas, o tai kodėl nedirbi šiuo metu, ne? Pusę 4 parašai, ne, kad nors, kodėl nedirbi, kodėl darbo metu. Ne? Nu ir tada aiškinės, ar čia darbo funkcija, nedarbo funkcija, ką čia daryti, ar čia skiriasi susitikimas su rinkėjais ar žmonėm gatvėje ir socialiniam tinkle, bet iš tikrųjų koks pasikeitimas įvyksta. Pradedi daugiau bendrauti, tai iš tikrųjų didžiulio bendravimo įrankis ir iš karto tokia nuotrauka, kuria čia atsirado, būtų nebuvę ataskaitoje, tikrai. Ir aš atsimenu, kaip tada turėjom diskusiją didelę su ministerijos kancleriu ir sakė, nu gerai, jau ataskaita, jau ten pridėta visokių ten dalykų jau ir taip, nu bet šita nuotrauka, tai gal ne kaip nors, nu gerai, kažkaip, o mano mintis buvo kokia, kadangi socialinius tinkluos jau dalyvau. Vėlgi, pasibaigiant kadenciją, čia reikia kažkaip atsiskaityti visuomeniai, ką darai ir suprantu tokį baisų dalyką. Aš esu iš tų politikų kaip Andriukaitis ir Vėsaitė ir kiti, kurie nori kažką pakeisti, ar ne? Nori, kad rytoj būtų geriau negu vakar. Nu, mūsų koncepcijos skiriasi, ką mes norim pakeisti, bet iš principo... Ačiū. Bet šiaip ta riba iš tikrųjų tarp politikų takoskyra labai ryški. Yra politikų, kurie galvoja, kad būti gerų politikų yra nieko nesugadinti ir ne, kad nereiktų aiškintis dėl kažko. Ir yra tokių, kurie nori, kad rytoj būtų geriau negu vakar, o tai reiškia nebijo aiškintis dėl kažko. Tai ankstesnė vyriausybė buvo dauguma tokių, kur norėjo kažką keisti, dabar mažuma yra. Nebūtinai tik pliusas ar minusas vienoje ar kitoje pusėje, tiesiog faktas toksai. Tai būtent apie tą ataskaitą. Ir suprantu, aš 3,5 metų praėjus, kad plemba, dirbau, dariau, ir atrodo tiek daug ten visokių pridaryta, pats aišku, žinau, kad didelės dalies ir nepadariau, ką norėjau, bet nėra tokio big thing, žinai, big idea, ar ne, kaip čia prezentatoriams buvo nuorodos, kad reikia turėti savo big idea, nors, žodžiu, man Arnoldas sakė, kad papasakok tiesiog istoriją, be big idea. Tai ir neturiu aš tos big idea. Ką padaryti, kad visi žmonės atpažintų, ar ne? Atsimena kokią nors pavardžių rašymo tvarką liberalizavo, ar ne? Tai yra reikalas, kuriam skiriau kokias 2 valandas, iš esmės, bet jisai tapo populiaresnis už tai, kam iš tikrųjų daug energijos. Kaip dabar padaryti, kad man pačiam būtų ramu, mamai į akis pažiūrėti, draugams ar dar kaip pasakyti, kad padariau, ar ne? Reiškia, reikia atsiskaityti normaliai, parengti tokią ataskaitą, kurią norėtųsi skaityti. Koks yra testas ar ataskaita norisi skaityti? Apskritai, ką nors ar norisi skaityti? Jeigu žmonės dalinasi, ar ne, tai reiškia norisi skaityti. Jeigu nesidalina, reiškia nenori. Ne? Mąstymo pokytis įvyksta, ar ne? Ir tada tą ataskaitą pavyko sudėlioti taip, kad iš tikrųjų bent 14 000 žmonių pamatė, tai spėjau yra daugiau negu visas kitas ataskaitas per 20 metų ministerijų kartu sudėjus. Ir tai būtent dėl to, kad pasikeičia mąstymas, ar ne? Ir iš tikrųjų tai ir su atskaitomybė, ir suprantamumu, ir su kitu susijęs, ir tai truputėlį pradeda prieštarauti biurokratiniam mąstymui. Tikrai labai tikiuosi, kad nepaisant to, kad paradigma vyriausybės pasikeitė, bus naudojama daugiau tokio žanro ataskaitų, nes kai kurie kolegos sakė, kodėl mes nesugalvojom kažką panašaus padaryti. Tai tikrai tikiuosi, kad bus į tą pusę, bet akivaizdu, kad socialiniai tinklai keičia politiką patį. Dabar jeigu dar... Labai konkrečiai šnekant apie tos pokyčius, tai dar apie socialinio tinklo komunikavimą. Pats specialiai susivedžiau vakare, šiandien papildžiau, kas Facebook'o profilį apie ką, kadangi įpareigojo nuo vakarienės receptų iki įstatymų leidybos. Tai tikrai viskas yra. Taip pat galinė tvarka žiūrint. Žemės pardavimo tema,
pasireklamavimas, kad loginę skaitysiu pranešimą, kažką apie bėgiojimą, tada apie šilumos ūkio monopolizavimą, tada apie liberalų parašus VRK priduotų, tada apie seksizmo apraišką Seime, tada apie Valančiūną. Kažkokia košė, iš tikrųjų, lyg ir apie viską. Spėkit, kuris populiariausias buvo iš tų įrašų, apie ką? Ne. Apie žemės pardavimą užsieniečiam. Ir tas yra man įdomu iš tikrųjų ir galbūt prieštarauja dažnai tam, ką aš girdžiu, ir aš pats nustembu, kad tai prieštarauja, kam girdžiu, nes ką, ir čia šnekam apie tai, ne, kitis antitis, ne, internete tas veža. Bet kai suvedi galutinius rezultatus, bent jau pas mane, dažniausiai yra skaitome apie įstatymų projektus. Yra ir apie antroje vietoje apie Valančiūną. Galbūt trečioje vietoje apie seksizmą, bet iš principo tai nėra jokios taisyklės, tokios aiškios, kur, kas, apie ką. Tai yra apie viską. Prie to dar truputėlį sugrįšiu, bet, dar apie šaulius buvo tenai, dar kitus dalykus. Jo, ką duoda bent jau man konkrečiai socialiniai tinklai? Aš turiu 4 punktus, labai konkrečiai, dėl ko atėjau ir ką iš tikrųjų duoda. Pirmas dalykas tai išsisakymo ir pasiaiškinimo galimybė. Apie tą, ką ir sakiau. Kad medija įprasta, jai neįdomu yra kiti dalykai, tokie gilesni, kodėl, kaip ir kas konkrečiai. Tiesą sakant, žmogus vis tiek tokia būtybė yra, kad jeigu šneka, tai galvoja, kad kiti jį girdi. Tas nebūtinai tiesa, bet aš tikrai pripažįstu, kad tai yra dalinai ir psichologinės priežastys. Jeigu aš parašiau ir dėjau blogą arba ten Facebook ar Google+, tai man atrodo, kad mane jau ir išgirdo, ne? Aš jau taip biškai nusiraminau. Tai toli gražu nereiškia, kad visi išgirdo, bet išsisakymo galimybė iš principo yra ir dėl psichologinio dalykų, bet ir dėl kitų dalykų. Iš tikrųjų, dėl supratimo, kodėl tu darai vieną ar kitą dalyką ir tas duoda rimtą postumį, rimtą reikalą. Kitas dalykas duoda atgalinį ryšį. Tai yra bent jau man supratimą, kaip kiti galvoja. Nes iš tikrųjų, kuo įvairiausiais niuansais. Pavyzdžiui, pavartoju kokį nors žodį, o paskui pasirodo, kad jis įžeidžia ką nors kitą. Kokią nors paskutinę diskusiją, aiškinu aš čia Facebook'e, kodėl kam reikia stoti į šaulius, o kam į savanorius, kas nori ten kažką tai tėvynę ginti. Ir sakau, jeigu nori tapti karo mašina, tai šaulius tikrai nestokit, eikit į kariuomenę, ar ne? Staiga paaiškėjo, kad kažką tai įžeidžia, ar ne? Kad karo mašina yra įžeidus terminas. Aš galvoju, kad komplimentą sakau, o pasirodo kažkam įžeidus. Ne? Ir daugybė kitų dalykų, aš tokių galima atgal lendant susirasti, elementariai. Ne tai, kad ten pataikauti, populizmas ar dar ką nors, bet paaiškėja, kad kažkurie dalykai, kažkokią socialinę grupę žmonės gali įžeisti. Tai vat pasižiūrėjimas tų dalykų. Pasižiūrėjimas, ar veikia ar neveikia tie argumentai, ar suprantami ar nesuprantami. Vėlgi, kai tu sakai tiesiog vieną kryptį medijoje tokio, ar ne, parašai Delfi kažką tai iš komentarų ten atgal negausi, ar tu supranti argumentus, ar ne, tu gausi, tai tiesiog patinka ar nepatinka reakcijas. Facebook'e ar blog'e tu iš tikrųjų gali gauti atgal tokią reakciją, po kurios suprasti, kad šitas argumentas buvo visiškai nesuprastas, o šitas argumentas labai suprastas. Ne? Tai reiškia, kitą kartą gali išmokti ir geriau argumentuoti. Tai iš tikrųjų keičia politinę komunikaciją ir patį asmenį, šiuo atveju mane keičia. Kartu tai leidžia sustiprinti argumentus, susijęs dalykas. Argumentai tiesiog tampa stipresni. Ir galiausiai tai duoda kontaktus. Aš tiesą sakant neįsivaizdavau pačioj pradžioj, kad aš susipažinsiu su tiek žmonių gyvai ir netgi kartu dirbsim įvairius dalykus, susipažinsiu per socialinės medijas, per G+, ypač per Facebooką irgi. Kai apsižiūri savo ratai, su kuo bendrauju, tai pasirodo, kad labai daug yra tų žmonių iš socialinių medijų atėję, tai tie kontaktai yra, žmonių, kurie man labai padėjo darant įvairius dalykus ir vyriausybė ir kitur atėjo per socialinės medijas. Kas yra labai svarbu, kad visi tie dalykai tu juos gauni ne iš šiaip eilinių žmonių, bet iš tų, kurie yra nuomonių lyderiai, arba ir nuomonių lyderiai be kitų, arba būsimi nuomonių lyderiai. Tai yra neįkainojama vertybė, tą labai, man atrodo, reikia išnaudoti ir aš bent jau stengiuosi išnaudoti. Taigi, susumuojant apie tai, kaip pasikeičia pats žmogus, šiuo atveju politikas, kuris dėl tokių priežasčių, kaip aš atėjo, kad iš tikrųjų nori komunikuoti, pasiaiškinti ir diskutuoti, tai yra, galiu aiškiai vardinti, kad jeigu ne Facebookas, G+ ir blogas, tai irgi pasirašiau punktus, kad neužmirščiau, būčiau mažiau suvokiantis apskritai apie įvairius dalykus, sunkiau formuluočiau mintis, būčiau biurokratiškesnis, nepaisant to, kad nelabai mėgstu biurokratijos, būčiau mažiau įtikinamas, ne ten skirčiau dėmesį, kur galbūt aktualiausia yra, ir turėčiau mažiau idėjų apskritai.
apie tas neten dėmesio skirimą, tai irgi labai greitai tu gauni, aš tą parodysiu dar vieną iliustraciją, jeigu tu pradedi kokią nors temą ten gvildenti ir jau paskui visiems nusibodo ir nebėra aktualija, tai tu labai greitai gauni, kad čia jau eik dirbk kitų darbų. Arba gauni reakciją, kad o kodėl tu nieko nesakai apie tą. Ir tas čia labai fokusavimuisi, kuris yra labai sunkus, būnant Seimo nariu, beje, dėl to ministrų būtų lengviau negu Seimo nariu, tai fokusavimuisi tai labai, labai padeda. Dabar ir visą tai be abejo yra įrankis kiekvienam žmogui pasiekti politiką, nes bent jau man tai daro realiai įtaką, daug kam iš kitų, ko gero, irgi daro, išskyrus tiem, kas atidavė kitiems tvarkyti savo profilius, ką irgi gana lengvai galim pajusti. Dabar vienas aspektas, kurį reikėtų aptarti, burbulai, ar ne? Senai daug metų apie tai šnekama, ar ne? Kažkada internetas kaip pažadas, kad visi bus vienoj krūvoj, visi apie viską žinos ir labai greitas suvokimas, kad internetas dar labiau uždaro mūsų tokius kaimietiškus burbulus, ne? Kad mes nieko nebežinom, kas aplinkui, nes patys save izoliuojam nuo visų kitų per savo draugų ratus. Iš tikrųjų, viena vertus tiesa su tais burbulais yra, kita vertus visiška netiesa, žiūrint iš politikos pusės. Jeigu žiūrint į politiką, kuri yra iki socialinių tinklų, ar ne, kaip politikas bendrauja, eina kažkur tai ten į viešą renginį, kuris vaizduoja, kad yra viešas, nors iš tikrųjų ateina arba tavęs dideli mylėtojai, arba tavęs dideli nekentėjai. Dvi grupės ateina į tokius viešus renginius dažniausiai. Eini kažkur tai pa žmonės, kurie dirba, ar ne, irgi savotiškas burbulas. Eini dar karnos, visur yra lygiai tie patys burbulai. Pagal kažkokius kriterijus žmonės apsiriboja. Ir tiesą sakant, man labai akivaizdu yra per įvairias temas paliečiant, ypač platesnės, tokias įvairesnės, kad socialiniam tinkle, darant prielaidą, kad bent pusė gyventojų kažkaip tai vienaip ar kitaip dalyvauja ten, arba beveik pusė, iš tikrųjų iš to burbulo tokių kanalų išeiti lauk į kitus burbulus, tokius susijungiančius, kurių čia irgi yra paveiksliukė, yra žymiai didesnės galimybės negu realiam bendravime. Žymiai didesnis. Taigi aš sakyčiau, kad reikia permastyti, man atrodo, tą koncepciją, kad socialinės tinklas tavo yra tavo burbulas, kuris uždaro tave. Bent jau, aš nežinau, galbūt, kai nedaug turi draugų ir nesi viešas ant Facebook'o, ant tų draugų vadinamų, nors aš tikrai nepriimu visų draugus, kas priėmiau, ką priėmiau, tai čia išskirtinė privilegija. Bet iš tiesų tai neužsidarai vien tik tame rate, bet gauni labai daug kanalų į visai kitus ratus, nes priešingai, tarkime, politiko vizito kokio nors įmonėje, ar ne, kur ten susirinko darbininkų tenai krūva ar dar kartu pašnekėjai, tai jie tai, kad papasakos grįžę šeimoje kažką, kas čia buvo, tai nėra išėjimas politiko į kitą burbulą. Bet socialiniam tinkle, jeigu pakomentavo ar palaikino, ar ne, tai yra išėjimas į kitą burbulą. Ir galima labai aiškiai matyti vajus ateinančius naujų žmonių, kuriuos paskui baninti reikia dažnai ar ten dar ką. Bet iš principo tai yra burbulo efektas, man atrodo, yra pervertintas ir man atrodo dėl to, kalbant apie socialinius tinklus ir įtaką, jinai vis dėlto yra labai didelė. Dabar apie klaidas dar, kur man atrodo, kad daro politikai klaidas socialinėje komunikacijoje. Apskritai, aišku, politikai daro klaidas daryti žmogiška. Aš visą laiką prisimenu tokį gerą kalambūrą. Vienas vadovas, mano paskirtas dar kai buvau ministru, kalėjimų departamento vadovas. Įsivaizduojat, kalėjimų departamentų darbuotojus, daugelis yra vis tiek žmonės statutiniai, tokie gal biškai susikaustę, šiek tiek daugiau negu vidutiniškai. Ir ateina tas naujas vadovas, truputėlį kito sukirpimo, kito formato, sėdi panašaus dydžio auditorija. Ir vienas iš pirmųjų jo prisistatymų, toksai sako, žinokit, yra bendra tokia auksinė taisyklė, kad kas nedirba, tas neklysta, ar ne? O kas neklysta, tas paaukštinamas. Aš pamačiau pusę ištįsusių veidų toje auditorijoje, tai labai linksma pasidarė, bet iš tiesų, aišku, reikia suvokti, kad klaidas daryti yra normalu, ypač jeigu dirbti, normalu ir žmogiška. Kaip minėjau, politikai daro daugiau klaidų, man atrodo, negu verslininkai ir kiti, dėl to, kad išorinės aplinkybės turi mažiau apribojimų ir stabdžių, apsaugos nuo klaidų, kartais netgi stumia į klaidą arba tokią sąmoningai daromą klaidą. Bet galim pakalbėti apie tokias komunikacijos klaidas. Ir aš apie dvi norėčiau pakalbėti, kur dažnai politikai daro, bet prieš tai noriu, kad nepasirodyčiau čia arogantiškas labai ir kad nepadaryčiau vienos klaidos, apie kurią aš šneku. Tai noriu deklaruoti, kad tikrai pats irgi, mano supratimu, aš darau nemažai komunikacijos klaidų arba turiu trūkumų įvairių, kurios reikėtų ištaisyti, norint būti tikrai gerų politikų. Tai, pavyzdžiui, neturiu gerai pastatyto balso, ar ne? Su mikrofonu šnekėti man gerai, bet be mikrofono mano balsas kažkur čia būtų po kojomis, per žemas, ar ne, nesigirti. Reikia pamokas imti pas dainavimo mokytojus turbūt ir geriau. Ir kai salėje, ar ne, aš pradedu šnekėti ir Gražulis pradeda rėkti, tai jisai turi didelį privalumą, ar ne?
Ir čia vėlgi, viena vertus tai yra ironija tokia, ar ne, kalambūras tarsi, ką dabar pasakiau, bet kita vertus tai yra elementari tiesa. Reikia turėti gerą balsą. Negali be to, ar ne? Arba gali, bet sunkiau. Tai aš neturiu tokio. Per daug kalbų. Kitas, ar ne? Ne vienas politikas yra, kur labai ant kitų lengviau matosi negu ant savęs. Žurnalistas paklausė, o ką jūs manote apie tą ar apie tą? Ir tu svarbiausia žinai teoriškai, kad jam nerūpi, ką tu manai apie tą ar apie tą. Ar kaip prašo, paaiškinkit detaliau. Jam nerūpi iš tikrųjų detaliau paaiškinti. Jis tiesiog nori gauti 15 sekundžių tą tokį sakinį, kurį galėtų sklandžiai dėti reportažą. Bet ne, paklausi ir patiki, kad jam tikrai rūpi. Ir pradedi pasakoti tada. O kai pradedi pasakoti, tada tavo pagrindinė žinia tampa kažkur tai šone ir ištraukiama kokia nors detalė, kuri visiškai nėra pagrindinė žinia. Mokausi, bet dar yra ta klaida. Arba yra vėlgi, prikalba įvairių dalykų, skaitant socialiniuose tinkluose, kurie nepadeda įvaizdžio vientiso lipdyti, ar ne? Nes kartais žmonėms toks disonansas kognityvinis įvyksta čia taip, tai kitas žingsnis toks turėtų būti, o šas staiga iš šono. Nu, kažkaip irgi nesilipdo. Dar viena rimta klaida ir tiesą sakant, irgi tikiuosi, kad išmoko to nemažai. Dažniausiai, kai politikai, ypač tie, kurie nori, kad rytoj būtų geriau negu vakar, jie mėgsta siūlyti sprendimus įvairius, pagerinimus, kad čia padarysim geriau, ir labai didelė klaida, ir aš tą žiūriu padarau, pasiūlai sprendimą, nors prieš tai net neužtikrinai, kad tie, kieno problemas tu sprendi, žino, kad jie apskritai turi problemą. Ir versle būna ta klaida, aš spėju, kad iš tų startupų ir pristatinėjančių, kiek yra problemų sprendimų ir iš tikrųjų visais atvejais tu parodai, kad kažkas turi problemą, kad mes išspręsim problemą. Labai dažnai tu užsikabini ant fancy sprendimo, kuris galbūt ir geras, bet tau galvoji, tu nuvažiavai kažkur tolyn ir užmiršai išsiaiškinti, ar kiti žino tai. Tai čia yra problema, arba su visais stakeholderiais, tais vadinamais, išsiaiškinti. Ar ne, aš tikrai vieną skaudžią pamoką esu gavęs asmeniškai, kai verslo priežiūros reformą darėm, ar ne, ir 2 metus su vartotojų organizacija pykomės, nesupratau kodėl, paskui tik tai dašilo lietuviškai sakant, pasirodo, jie galvoja, kad kaip geresnė verslo priežiūra, efektyvesnė, tai reiškia mažiau patikrinimo, jeigu mažiau patikrinimo, tai reiškia labiau neapsaugoti vartotojai. Ar ne? Tada susėdom, pašnekėjom 2 valandas, išsiaiškinom ir atsirado sutarimas. 2 metus klaidžiau kažkur tai ir reikalai vyko sunkiau. Bet šalia klaidų yra ir gerų dalykų ir pas mane. Ir galiu pasakyti, man atrodo, objektyviai, arba bent jau iš savo tokio subjektyvumo lygio, kur manau, kad kurie politikai daro klaidas. Tai vienas dalykas tai yra, kad politikai socialiniuose tinkluose jie transliuoja, o ne komunikuoja. Aš tai taip įvardinčiau. Bet prieš tai, čia dar šnekėjom irgi, kad ar visi tinklai yra socialiniai. Taip, visi socialiniai, kur yra žmonės, ne, savaime socialiniai. Bet tai, ką mes vadinam socialiniais tinklais, tai dažniausiai yra tokie tinklai, kur bendravimas vyksta bent jau 2 kryptis, o iš tikrųjų įvairia kryptis. Ir jeigu kažkada, tai, sakau, laikraštyje laiškas redaktoriui buvo vienintelė forma gauti atgalinį ryšį, arba tenai, kad ir Delfi laiškas ten piliečių, pilietį, Delfi pilietis, ne, ar ten dar kas nors, tai socialiniuose tinkluose tai yra nuolatinė būsena, ne, tu visą laiką interakcijos, tavo apskritai žinios plitimas priklauso nuo to, kas ten laikina, šerina ir taip toliau, tavo komentarai ir visą tai priklauso. Tai būtent nesuvokimas, kad tu papuolė į kitą erdvę, kur tu nesi transliatorius. Tai nėra ta mintis, kur tu susidėliojai, išleidi ir taškas, o reikia komunikuoti, tai man atrodo, tai didžioji yra klaida, kur aš matau pas nemažą dalį politikų, kuriuos aš seku irgi ir kurių profiliai, man atrodo, nuobodus. Pagrindinis nuobodumas yra tas, kad jie nekomunikuoja, nediskutuoja, nepriima atgalinio ryšio, todėl nesikeičia ir todėl yra sustabarėję lygiai tokie patys kaip televizoriai. O neturi tai būti. Ten turi būti daug gyvybės ir iš tikrųjų tada prie antros tos nuodėmės didžiausios socialiniuose tinkluose politikų galiu pereiti, tai vėl čia įdėsiu tokią savo nuotrauką, gal čia egzibicionizmas, nežinau, kad savo nuotrauką įdėjau, bet kai aš pažiūriu politikų nuotraukas, dažniausiai socialinius, tai nulaižytos tokios, gražus stotas ar ne, stovi ten, kiti šalia, koks nors ypatingas įvykis ir tiek, ar ne? Dabar klausimas, kodėl taip yra daroma. Ir tai iš tikrųjų tai ne tik nuotrauka, ir ne tik dėl to aš savo tą nuotrauką įdėjau, kur čia, atsimenu tada, kai įdėjau, kad taip, čia viskas gerai yra, čia normaliai, čia aš pats įsidėjau tą nuotrauką, čia normaliai galima taip. Bet ne nuotraukoje yra esmė, bet pačiame komunikavime. Iš tikrųjų, man atrodo, kad labai didelė dalis politikų bijo būti netobuli socialiniam tinkle. Apskritai bijo būti netobuli. Ir čia, man atrodo, yra tikrai didžioji klaida.
Kai tu susikuri savo tobulumo tą paveikslą, tai tada kas atsitinka? Tu jį bandai ir išpildyti, ar ne? Bet tas tobulas paveikslas visą laiką nuobodus būna. Jis visą laiką būna nuobodus ir dar blogiau jisai būna netikras. Ir politikai, man atrodo, tai daro tokį falšyvumą iš tikrųjų, ką išvirsta tas siekimas tobulybės tokias, arba bijojimas parodyti savo kitų ten kampų ir savo pažiūrų ir asmenybės ir kitų. Tai susijęs su tuo, kad kaip politikai turi tokį brožą, jie nori būti išrinkti kitą kartą, ar ne? O išrenka gerus politikus, ar ne? O geri politikai tai tie, kurie nedaro klaidų, o viena iš klaidų didelių tai yra ta, kad tu neatspindėsi rinkėjų nuomonės arba lūkesčių. Jeigu tu bijai neatspindėti rinkėjų lūkesčių, tai tu aišku, tu pradedi žiūrėti, o ko nori rinkėjas, pradedi orientuotis į statistiką ir išvaizdos prasme, ir savo minčių dėstymo prasme. Ir staiga visos tavo žinios tampa nugludintos ir tu, vėlgi, čia politikų skirtumai galbūt tampi labai aiškių politikų ne vedliu, kad tu iškeli vėliavą ir sakai, darom taip, ne, varom, ne, su energija. Eini ir tada kam tam pakeliuoji ar ne, tai einam kartu. Bet tu tampi tokiu sekančiu iš paskos paskui minę, ar ne? Jau visi kažkur nuėjo, čia ir aš dalyvauju, aš irgi taip pat manau, ar ne, kaip daugelis. Ir tai nieko neįkvėpia. Jeigu tiesą sakant, tai mano asmeninė patirtis, kad apskritai politikų tapau dėl liežuvio nelaikymo šiaip jau, dėl to, kad vis kažkada pasakęs buvo, kad kai nervuos kas nors, tai būtinai pasakysiu, net jeigu manysiu, kad daugeliui bus nepriimtina. Ir visą laiką mano patirtis ta, kad kai atrodė, kad daugeliui bus nepriimtina, pasirodo, kad atsiranda tų, kam yra priimtina, žymiai daugiau negu man atrodė. Ir kitą kartą sako, eik, kalbėk, ar ne? Socialiniuose tinkluose tas galioja ypatingai smarkiai. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad, iš anksto kartais žinau, kad dabar parašysiu apie tai, tai dabar tikrai atsiras ten tokių, reikės baninti, ką nors. Vėl ten kas nors atsiras nepasitenkinimas. Ir tikrai žinau netgi, kad tarp tų žmonių, kurie, tarkim, balsuoja už liberalus arba už mane, galbūt kartais 2/3 jie nebūtinai palaiko tą mintį būtent taip, kaip aš sakysiu. Bet man atrodo, viena vertus pareigos dalykas yra sakyti tas mintis, nes jeigu tu tikrai tiki, tai tu turi aiškinti, šviesti ir galbūt vieną kitą įtikinsi. O kitas dalykas, netgi žiūrint taip visiškai sausai pragmatiškai, tai, neprašysiu čia kelti rankų, nes nežinau, ar visi sąžininkai iki galo busit, bet būkime atviri savo. Netgi ten, nežinau, gyvenimo draugas ar draugė, ar sutuoktinis, ar sutuoktinė, ar ne, nėra idealūs, ar ne. Vis tiek turi kokį nors trūkumą. Ką nors, ar ne, ten, nežinau, klozeto dangčio neuždaro, ne, nenori kalnus lipti kartu, ką nors. Ką nors vis tiek tokio turi. Pripažinkim, nėra idealūs, ne. Tai kurių galų mes politikai manom, kad žmonės nori rinktis idealius politikus. Net jeigu gyvenimo palidovo nesirenka idealaus. Tai kodėl mes manom, kad tada gali būti lūkestis, kad politikas bus idealus, kuriam pritari visai 100%. Ir iš tikrųjų, kai pradedi galvoti apie tai, kokiais žmonėm aš pasitikiu, ar ne, kurių žmonės renkuosi, nebūtinai politikoje, asmeniniam gyvenime, ar ne, kaip savo gyvenimo partneris, sutuoktinį, tai iš tiesų pasitikėjimas yra labai svarbus dalykas. O kaip tu tikrini pasitikėjimą, tai tu tikrini, ar žmogus yra iš tikrųjų nuoširdus. Nes jeigu tu pajausi, kad jisai pradeda sakyti tai, ką tu nori girdėti, dėl to, kad tu nori tai girdėti, staiga, man atrodo, pradeda irti tada dalykai. Ir man atrodo, netgi taip visiškai pragmatiškai apskaičiavus, politikams yra visiškai neapsimokantis dalykas teikti tą savo nušlifuotą visą laiką veidą, ne tik nuotraukų ar ten gražių rožių prasme, bet ir minčių prasme. Reikia iš tikrųjų sakyti tai, ką tu galvoji, nes jeigu 8 atvejus iš 10 ten tau pritars, o paskui 2 atvejus iš 10 nepritars, tai dar nereiškia, kad tu praradai galiausiai rinkėją. Rinkėjas galbūt kaip tik įgavo pasitikėjimą, žinodamas, kad tu diskutuoji su juo atvirai, kad tu nemeluoji, kad tu sakai teisybę. Ir man atrodo, tas yra labai, labai svarbu. Aišku, reikia sakyti teisybę, norint, kad tai vyktų. Tai tos dvi didžiosios klaidos dėl transliavimo, o ne komunikavimo ir su to susijusi, kad bandymą atrodyti geriau, negu kad iš tikrųjų esi. Ir dabar klausimas, grįžtant prie to, kaip tai keičia politikos veidą, kodėl tai iš tikrųjų labai aktualu. Nenoriu aš dabar vardinti apie kolegas politikus, ar ne, bet matėm kai kuriais atvejais socialinių tinklų sprogstamą efektą, kokį turėjo politinės komunikacijos klaidos arba turinio klaidos. Ar ne? Visokie, gerai, pasireiškimai buvo ministrų nuverstų, iš esmės dėl to, nors galbūt jie patys galvoja, kad dėl kitko yra nuversti, bet iš esmės dėl to, kad žmonės gali tapti patyčių objektų, gali tapti
kažkaip narstymo po kaulelį, ten toks malūnas gali užsisukti. Ir tai yra labai svarbu ir dėl formos, ir dėl turinio. Ir iš tikrųjų, kad žmonės gali daryti didesnę, realesnę įtaką per socialinius tinklus ir tai realiai gali pakeisti politikos vaizdą, aš tai grįžtu dar irgi, kadangi čia prie rezumė jau perinu prie išvadų, prie to, kad gali realiai pakeisti vaizdą, sakau, savo asmeninių pavyzdžių sakau. Tikrai buvo temų, kur aš sakau, nu gerai, galbūt ir nėra tiek aktualu, dedam ant stabdžių, einam prie kitų, yra argumentų, kuriuos teko įsiklausyti ir pakoreguoti savo poziciją, yra dalykų, kuriuos teko realiai pakeisti, aš tai girdžiu, jeigu aš tai girdžiu, tai darau prielaidą, kad būtų neprotinga manyti, kad kiti politikai to negirdi, jeigu jie komunikuoja socialiniam tinkle. Ir aš kaip iliustraciją paskutinę jau noriu pateikti irgi vieną iš savo paskutinio Facebooko puslapį, ar ne, ten parašytas tam postas apie kažką ir 2 pirmi komentarai. BS, ar ne? Total BS. Aš tiesą sakant, tada dar nežinau, ką reiškia trumpinys BS, ar ne? Paklausiau, pasakė, ar ne? Tai vėlgi, net jeigu vienas iš tų komentarų autorius ir palaikinęs, atsirado kas palaikina, tas pats žmogus, buvo išbaninti paskui, ar ne? Nes tai nėra profilio kokybės ženklas, jeigu ten pradeda dominuoti tokie komentarai. Ne, nėra. Bet faktas, kad tu labai drąsiai politikui gali rėžti, ką galvoji ir grubiai, mandagiau ar dar ką, tai yra labai akivaizdu. Tu gali nueiti pas bet ką ir pasakyti, ar ne? Jeigu peržengi ribą, tave išbanins, bet vis tiek gali ten kaip nors pasiekti. Vienas veikėjas, ten pas mane aš tik kokį, nežinau, 40 kartų gal išbaninau, jis vis tiek ten vis sugrįžta. Dabar jau kažkokiu kelis mėnesius negrįžta, bet vien tik tam sukurti profilį to pačiu vardu ir pavardę, kad ateitų pas mane ir kažką ten pritrolinti, nelabai įdomiai dar. Tai, tikrai reikia aktyvumo turėti, bet tai ir veikia, kiti mato. Bet tai yra labai gera, man atrodo, iliustracija, kad yra tai pasiekiama, kad mes per socialinius tinklus matom politikų tikresnį veidą, nenušlifuotą, ne tai, kas per vieną kryptą komunikaciją ateina, bet kai vairų, irgi neįdėjau, ne tik apie politikus tas galioja, kur vakar Ukrainoje sulaikė Rusijos teroristą, tą 23 metų. Tai labai įdomu, kur buvo, bent jau ryte mačiau nuotraukos įdėtos iš jos Facebook profilio ar kokio ten kito. Tai irgi labai atskleidžia asmenybę, tu pamatai, kas tai yra. Tai realesnį veidą leidžia pamatyti žmonių, leidžia iš tikrųjų įtakoti, pakeisti sprendimus, realiai komunikuoti ir iš tikrųjų noriu visus su to pasveikinti ir paraginti tuo labai aktyviai naudotis. Socialiniai tinklai iš tikrųjų realiai keičia politikos veidą ir politikus. Naudokitės to. Ačiū. Taip, čia dabar gausiu klausimų, kaip suprantu, ir pasakymų, kur nusikalbėjau. Gerai, ačiū. Kokius komentarus banina Šimašius? Oi, plačiai, reikėjo nuo kito gal žiūrėti. Gerai. Iš tikrųjų, kaip čia jungti? Kaip čia jungti? Padėkit man jungti iš naujo, ar čia iš tikrųjų. Kokius komentarus banina? Vis karts nuo karto bandau prisiminti taisyklės, kokias suformulau, užrašau, bet socialiniai tinklai turi tą bėdą, kad nukrypsta kažkur į praeitį ir vėl tenka iš naujo prisiminti ir formuluoti. Bet kiek atsimenu, 3 taisyklės būdavo. Tai viena taisyklė labai aiški, tai yra totalinė pagarba kitiems. Ne? Arba man, arba kitiems, bet netgi labiau kitiems. Jeigu tu pradedi labai negražiai prasivardžiuoti, ir dar, kad tai yra komentaro ištrinimas, įspėjimas, jeigu ten nėra, ten atsiprašymą arba toliau kartojasi priklausomai nuo situacijos, tada baninimas žmogaus. Tada toksai kryptingas nenorėjimas įsiklausyti į argumentus. Jeigu tu pasakai bullshit, ar ne, gerai, pirmą kartą paklausiu, kodėl? Jeigu nėra kodėl, tada ban. Nes, reikia vis dėlto tam tikrą kokybės lygį palaikyti. Ir palakas dar, užmiršau. Bet esmė, kad negali, lygiai taip pat kaip išbaninimas iš padorios kompanijos geriant prie kavos diskusijos, ne? Kai žmogus pradeda elgtis taip, kad tu jo kitą kartą nebenorėtum prie vieno stalo, tai lygiai tą patį standartą perkeliam į Facebooką ir baninu. Tai atsimenu, pavyzdžiui, Audrių Bačiulį buvo išbaninęs už tai, kad jis kryptingai nenorėjo pripažinti faktų, ar ne? Sakau, jis sako, anoj vyriausybė jūs darėte taip ir taip. Sakau, palau, aš buvau ten sėdėjau, mes darėm taip ir taip. Jis sako, ne, jūs darėte kitaip. Ir aiškinu, kuo remiantis, nieko nesiremiant. Tai išbaninau. Tai tokios taisyklės. Taip, dabar bandau iš eilės žiūrėti. Ar komentaras arba nuomonė socialinėme tinkle yra įtakojus politinį sprendimą? Taip, yra įtakojusi, galbūt
ne nuomonės pakeitimo prasme, bet bent jau akcento atkreipimo dėmesio. Netgi dėl kokio nors, pavyzdžiui, gyvenalinės tos justicijos isterijos, kur buvo. Tikrai yra abi dvi pusės ir, tiesą sakant, labiau man padėjo įsiklausyti į tą pusę, kuri bijo, kad vaikus grobs. Ir man atrodo, kad tai yra reali ta baimė, ją reikia atsižvelgti. Ir iš tikrųjų, mano paskui projektai registruoti ir dar ką buvo atsižvelgiant į tai. Yra tikrai tokių atvejų. Ar čia tikrai Remigijus Šimašius? Ne. Čia gerai pasamdytas klonas. Kada pradės intensyviai naudotis Twitteriu? Tiesą sakant, vienintelė, pagrindinė problema socialiniais tinklais, arba viena iš problemų, kad negali viskuo naudotis. Tai aišku, klausimas labai natūralus, kad naudojas tuo, kas yra daugiausia prieinama ir dar ką. Pradėjau Twitteriu šiek tiek naudotis, neintensyviai, galbūt kada nors ir daugiau, bet tai priklausys turbūt ne tiek nuo manęs, kiek nuo Twitterio, arba nuo jūsų, kiek jūsų bus Twitter'e ir kaip ten viskas atrodo, bet akivaizdu, kad Twitteris kyla ant bangos. Taip, Povilas klausia, lobizmas yra puikus demokratijos įrankis, kokia paties nuomonė apie lobizmą per socialinės medijos kanalus, kokios perspektyvos? Vėlgi, kas yra lobizmas? Dažniausiai lobizmas su neigiamu ženklu sakoma, bet lobizmas, kad aš noriu pasakyti, kad tas įstatymas geras ar blogas, arba kad reikia jį priimti, man to yra puikus dalykas. Ir aš per socialinius tinklus tikrai esu ne vieną idėją gavęs ir Seimo tribūnoje ne vieną kartą esu sakęs, kad šitą projektą aš užregistravau todėl, kad vienas žmogus man parašė Facebook komentarę, kad tas ir tas yra aktualu. Pavyzdžiui, visiškai nesenai dabar keliauja mintis tokia, kuri visiškai tokia buitinė, kurią reikėjo užvakar išspręsti, bet niekas neįsprendė. Ir aišku, aš dabar gaunu malku, kodėl tu užvakar nesiūlai, o dabar tik tai siūlai, bet aš nežinau, aš nebuvau už tai atsakingas. Žmogus rašo, kodėl, pavyzdžiui, Austrijoje būnant negalima pasikeisti tapatybės kortelės ambasadoje, ar ne? Kodėl tik tai pasą? Nors tapatybės kortelė galioja visoje Europos Sąjungos, Schengen erdvėje ir kažkada jinai buvo sukurta kaip vidaus vartojimo ir ne, bet situacija pasikeitė, o šita taisyklė nepasikeitė. Nelogiška, smulkmena, bet paliečia 10 tūkstančius ar 100 tūkstančius gyventojų, reikia pataisyti. Gavau signalą, įstatymo projektas sėkmingai eina, bus, manau, priimtas, bet irgi labai tas įdomus ženklas, kai pradedi daryti, nieks iki tol nedarė, bet būtent aš susirenku malkas, kodėl nedarėt anksčiau. ne kažkas kitas. Taip. Ar galima teikti, kad žmonės įtakoja politinius sprendimus per bendravimą tinkluose? Jo, čia tas jau atsakiau. Kaip galvojat, ar visai tai buvo verta įsitraukti į socialinius tinklus? Manau, kad buvo verta įsitraukti. Ir problema yra ta, kad jinai neįsitraukė. Man atrodo, kad čia yra tikroji problema. Nes aš asmeniškai irgi kaip politikoje karjeroje bent 2 rimtas krizės turėjau. 3 galbūt. Viena buvo susijusi su Beliackio išdavimu, ar ne, kai iš tikrųjų reikėjo daug aiškintis ir buvo ir komunikacijos klaidų, dalinai su tuo susiję, kad būtent tuo metu aš atostogavau ir penktadienį ten savo sode dirbu, pasiimu telefoną vakare, o ten žiūriu 28 skambučiai praleisti ir tada komunikacija jau nukeliavo toliau, ar ne, ir taip toliau, ir paskui ten košės rėpti visą ir aiškintis ir pripažinti kaltes, kurių tikrai tenai ir buvo klausimas, ar galėjo išvengti, galbūt kitas, ar galėjo. Buvo interpeliacija, buvo Garliavos visa istorija, ar ne, ir tikrai buvo. Ir aš kiekvieną kartą galiu pasakyti, kad buvimas socialiniuose tinkluose padėjo. Nes būtent socialiniai tinklai leidžia pasakyti, ką tu iš tikrųjų galvoji, ar ne. Ir jeigu aš kur nors žurnalistas paklausia, ar ne, ir staiga redaktoriai ten kalbos padarydama padaro klaidą, ar ne, tu ten važiavai į vieną pusę ar į kitą, ten į rytus ar į vakarus, ar ne, iš taško A į tašką B arba atvirkščiai, ir jiems tai atrodė nesvarbu. O kažkam atrodė svarbu ir staiga bum, sąmokslo teorija apie tai. Tai vien socialiniai tinklai yra bent jau vieta, kur protingim žmonėm gali papasakoti, ką tu iš tikrųjų sakei ir kaip atrodė, atsakyti klausimus. Tai yra labai svarbu. Birutė Vėsaitė būtent to ir nedarė. Ir labai natūralu, kad man atrodo ir tapo tokiu taikiniu, būtent dėl to, kad žmonės pajuto, kad yra netikras nuoširdumas, tai yra ne jos nuoširdumas, o kažkieno kito, arba ten kažkoks valdiškas, dėl to tapo taka ir net po to nepradėjo nuoširdžiai komunikuoti. Tai man atrodo, kad čia yra problema, nes jeigu būtų nuoširdžiai komunikavusi, tai būtų galbūt ir išlipus iš tos balos visiškai kitaip ir būtų labai gerai buvę. Tai aš tikrai manau, kad čia yra problema, kad nepradėjo. Taip, ir kiek tenka baninti? Tai aš čia prisiklausęs Rabinovičiaus ir Užkalnio, tai pradėjau iš tikrųjų tą baninimo politiką, nors šiaip esu tolerantiškas žmogus, bet visą laiką stengiuosi ne iš pirmo karto baninti, bet pasakyti, kad tai negerai yra ir tiesą sakant, ir grubiai duodama suprasti, kad bus baninama ir turbūt 3/4 atvejų žmogus susipranta.
ir pasitaiso, pasako, nu gerai, čia ne taip, dar kas nors. Yra koks žanras, ne, va tie, čia nebėra to BS, ne, tantų. Tai lengva pasakyti bullshit, ne, politikui. Bet kai politikas sureaguoja, tu staiga supranti, kad tu sakai ne kažkokie tai ikonai ten gerai ar blogai, bet tu sakai tikram žmogui, ar ne, kuris turi jausmus, ten turi dar kažką ir pasako, atgal. Ir staiga tada gali visai kitaip pasirodyti. Ir žmogus gali tikrai atsiprašyti arba pateikti argumentų ir normaliai nuomonę pateikti. Ir tu supranti, kad tas lengvas pasakymas buvo tik tai tas impulsas ir nebuvo noro ten šiaip tiesiog koliotis ir sujaukti tą viešą erdvę. Tai sakyčiau, kad labai, man didžiausia pamoka yra tai, kad apie 3/4 kurie nusipelnių gal banį ir Rabinovičius jau išbanintų iš karto, tai aš po to dar duodu pasitaisymo galimybę ir dažniausiai pasinaudojimą. O išbaninti tikrai, aš nežinau, ne tiek ir daug, gal keliasdešimt esu išbaninęs iš viso. Esu padaręs atlaidus kažkada, paskui priėmęs visus. bet tenka. Ir tas baninimo kultūra ir nekultūra, man tada yra labai, labai svarbu iš tikrųjų. Ir aš tiesą sakant šalininkas, kad reikia baninti, nes jeigu tu žinai, kad nebūsi išbanintas ar ne, ir kad tu gali važiuoti, tai tu to ir naudojasi. Turi būti kažkur tai tas riba, už kurios negali, kai viską jaukiama, trukdoma, tai elementariai yra nepagarbu kitiems, galima netgi taikyti tą standartą ir aš taikau, ar tai yra pagarbu kitiems, pabandai perkelti tai į akivaizdžią diskusiją, ne, kai susirenka 50 žmonių ir įsivaizduoja tą žmogų, būtent taip šnekantį, akivaizdžioje erdvėje. Ir tada pagalvoji, ar malonu, kad jisai čia yra, kviesimis kitą kartą renginį ar ne. Jeigu ne, tai tada reiškia ir čia nebereikia. Tai man atrodo tas gerai. Kita vertus, aš vis turiu tokį, ypač dabar po Ukrainos įvykių, aš susimastau apie tokį dalyką ir pašneku dažnai su ypač rusų tautybės, ne, Lietuvos piliečiais. Ir dabar galvoju, kalbant apie informacinio karo visus aspektus, ne, kur čia užsiveisė ten baninimo, tenai agentų, medžioklė ir daug gerų dalykų labai užsiveisė. Bet iš tikrųjų, man atrodo, labai svarbu yra suvokti, kad, pavyzdžiui, informaciniam kare žmogus, kuris yra suklaidintas Putino propagandos, jisai nebūtinai yra agresorius informaciniam kare. Jisai visų pirma yra informacinio karo auka. Jisai yra suklaidintas, ne? Jį paveikė, ne? Jį pačiupo. Ir iš tikrųjų galima suprasti dalinai to žmonės ir jeigu tiesą sakant, aš ypač kai pamatau su tokiom pavardėm ir taip šnekančių žmonės, aš jiems visą laiką duodu didesnį, tokį kreditą. Aš stengiuosi suprasti, kodėl žmogus taip šneka ir kartoja dalykus, kurie atrodo visiškai nonsensai. Ir man atrodo, čia prasideda tie dalykai, kad jeigu išbaninsi, tu visiškai atsiribos ir tada nebebus tų jungčių su tais kitais burbulais ir tada socialiniai tinklai nebeatliks savo vaidmens. Tai čia man atrodo reikia vis tiek geležinių taisyklių negali būti ir ta bendra tokia pakvietimo pas save į namus arba pas save į diskusiją tokia taktika.